Aleliuja. Dėkojame tau viešpatį. Dėkojame tau už tavo malonę. Niekada neužteks mūsų padėkų dėl to, kad tavo malonė eina beribė. Todėl mes visą laiką dėkosime tau. Tai vienas iš pagrindinių darbų, kuriuos mes galim daryti, yra dėkoti tau. Ačiū tau, Dieve. Per Jėzų Kristų. Amen. Taip Jėzus pažadėjo, kad ten, kur 2 ar 3 jo vardu, ten, kur 2 ar 3 susirinkę jo vardu, ten ir jis yra. Praktiškai man net kalbėti nereikia. Galim pakalbėti. Biblija biškut apie viską žinojimą sako, kad tie, kas viską žino, tai dar nežino, kaip net žinoti. Čia reikia atsargiau su tais tezisais. Jo. Čia ne komunistinė partija, kuri ant Lenino tezisų laikėsi ir neįsilaikė. Kokie žmonės nekantrus. Biškut tylos ir viskas pradeda nervuotis. Gerai. Kad jūs nenervuot stipriai. Jono Evangelija, 1 skyrius, nuo 1 eilutės. Pradžioje buvo žodis. Tas žodis buvo pas Dievą. Ir žodis buvo Dievas. Jis pradžioje buvo pas Dievą, viską per jį atsirado ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę. Jame buvo gyvybė ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Šviesa spindi tamsoje ir tamsa jos neužgožia. Tai geras palinkėjimas mums šiems metams. Kad mes visą laiką prisimintume, kad žodis yra pas Dievą ir žodis yra Dievas. Jeigu pas jūs atsirado problema, jūs einat pas Dievą. Ja? Yra 2 būdai nueiti pas Dievą. Malda ir žodžio nagrinėjimas. Malda labai gerai, bet kartais mūsų maldos labai tampa egoistiškas. Viešpatie man. Pas mane tokios problemos. Jam rūpi tavo problemos. Jis dar geriau
tave žino, kokios pas tave dabar problemas ir kokios bus po to problemos. Jeigu tu nežinosi žodžio, visas krikščionybės pagrindas yra pastatytas ant Dievo žodžio. Jeigu išimta pamatą, krikščionybės nelieka. Jėzus Kristus yra tas žodis. Jėzus yra mūsų pamatas. Ir jeigu Jėzus mūsų pamatas, visa kita nesvarbu. Tu gali drąsiai klysti, gyvendamas. Nes jeigu tu bijosi suklysti, tu visiems suklysi. Tik tai būsi pilnas baimės. Bet kai tu pasitikė Dievu, tu gali drąsiai eiti, klysti ir Dievas ištaisys tas klaidas. Dievas gabus nurodė tau teisingą kelią, jeigu pas tave bus pamatas. Jeigu tu žinosi, o dar geriau paimti navigaciją ir sekti Dievu teisingai. Bet tai vėlgi, kaip laivai randa uostus. Pagal švyturius. Tas žodis yra šviesa. Tai yra švyturys mūsų akim, kuris parodo mums teisingą kelią. Ir jeigu tu nori tikrai gyventi, gyvybė yra jame. Žodė. Yra tik tai viena klaida, kuri daro tikintis. Vietoj to, kad bandyti atrasti, kodėl šaknis, kodėl jo gyvenime vyksta kažkokie tai įvykiai, jis pradeda ieškoti, kas kaltas dėl to, kad jo gyvenime vyksta tokie įvykiai. Tavo gyvenime vyksta, bent kokie įvykiai vyksta dėl to, kad tu pats jos prisišaukiai. Jeigu žmogus prigėrė, atsisėdo už vairo ir padarė avariją, tiksliai ne Dievas kaltas. Net žemiški įstatymai sako, visų pirma, jeigu tu vartoji alkoholį, nesėsk už vairo, teisingai. Bet kažkodėl tai žmonės bando atrasti, kas kaltas mano gyvenime. Kodėl mano gyvenimas netoks? Kodėl vat tas man maišo, tas man kažkodėl tai trukdo gyventi. Tas kaltas, tėvai kalti, dabar labai paplytę mada. Ot mano tėvai kalti dėl to, kad aš toks išaugau. O galbūt atvirkščiai, jeigu ne tavo tėvai, tu išaugtum dar baisesnis. Paprasčiausiai. Nereikia ieškoti kaltų. Reikia ieškoti Dievo. Nereikia pasitikėti žmonėms, reikia tikėti Dievu, pasitikėti Jo. Labai paprastas dalykas. Kaip išvengti daugumą problemų? Visų problemų mes neišvengsime. Nes šventas raštas sako, kad daug bėdų patiria teisusis. Bet toliau ką jis sako? Bet iš visų jų išveda Viešpats. Bet mes kažkodėl tai pamatom tik pirmas, oi, daug bėdų, aš dabar vargsiu. Ne, reikia žiūrėti į viltį, kad Viešpats išves visiems. Koks skirtumas, kas šiandieną?
atsitiko. Rytoj bus kita diena, rytoj bus kiti įvykiai. Ir mums reikia atrasti Dievą, atrasti tą pamatą savo gyvenimo, pastatyti tą pamatą savo gyvenimo iš Dievo žodžio. Ir viskas. Vakar kalbėdami, buvom susirinkę čia, bendravom, Ramūnas pasakė, kad aš pasakiau, kad nemažai krikščioniškų šeimų skiriasi. Ramūnas sako, tai Dievas sako, kad ką Dievas sujungė, to negalima išskirti. Bet jeigu taip, biškut kitaip pažiūrėti tą vietą, jeigu tos du žmonės sujungia meilę Dievui, jie neįsiskirs. Aš biškut kitaip interpretuoju tą rašto vietą. Jeigu tos žmonės sujungia meilę Dievui, kada yra meilė Dievui, mažai vietos lieka egoizmui. Dažniausiai kas išskiria? Egoizmas. Man pasisekė, mano žmona nuolankesnė. Tai duoda įsibujot kartais mano egoizmą. Ir pakenčia mane, bet šiaip išdidumas tai vienas iš tokių, kaip pasakyti, blogybių jo. Jeigu jis, žiūrėkit, kas šventas raštas sako, išdidiesiems Dievas priešinasi. Jeigu tu išdidus, tau pats Dievas priešinasi. Kaip tu nori atrasti Dievo malonę, jeigu tau Dievas priešinasi? Jis nenori tave sunaikinti. Paprasčiausiai, tu negali suprasti Dievo per savo išdidumą. Nes tu visą dėmesį reikalauji savo. O kodėl? Kodėl žmonės serga depresija? Jie visiškai susikoncentravę į save. Pas mane buvo draugas. Pradžioje mes nesupratom. Gerai, kad jo mama medikė ir laiku pastebėjo ir atidavė nuvežė į ligoninę, pradėjo jis gydytis. Bet jeigu nepradėtų gydytis, arba baigtų gyvenimą savižudybę, arba šizofrenija, vienas iš dviejų. Tai laiku pastebėjo tos požymius. Bet pas jį visą laiką jis, kodėl man nesisekė, labai žemas savivertė buvo. Ir visuose matė priešus. Nors kažkiek tai buvo susidūręs su Dievo žodžiu, bet jis nepadarė Dievo žodžio savo pagrindu. Kas įdomiausia, mes labai ilgai su juo bendravom. Ir prieš pat išeinant, jis vdruk rašo man, dar tada Skype'ai buvo, į Skype'ą, sako, žinai, viską, ką tu kalbėjai apie Dievo žodį, viskas yra tiesa. Ir bats po 2 ar 3 savaičių rašo man jo žmona, kad viskas jo nėra. Ir man kaip įrodymas to, kad Dievas rūpinasi iki paskutintos minutės. Praktiškai prieš pat išeinant žmogus
susivokė, kad Dievas yra ir, šventas raštas, kalba tiesą. Prieš pat išeinant. Tai, kad kaip žmogus dabar nebegyventų, jis net gale savo gyvenimo gali šauktis. Visi, kas šaukėsi viešpaties vardą, bus išgelbėti. Visi. Tik vieni turės didesnį užmokestį, kiti mažesnį. Nes vieni stato savo namą iš brangių akmenų, aukso sidabro, o kiti iš šiaudų, šieno ir malko. O viešpats namo tvirtumą tikrins ugnimi. Ir kas nesudegs, tai liks tavo užmokesčio. Bet svarbiausia, kad tu turėtum pamatą. Svarbiausia, kad būtų pamatas. Teisingai? Jeigu mes galvojam, kad mes galim padėti kažkom tai Dievui, reikia tada į pradžios knygą nueiti, pažiūrėti, kaip Dievas kūrė žemę. Adomui jis paskyrė tik tai duoti pavadinimus viskam. Į visą pagalbą. Visą kitą Dievas sukūrė pats. Šiaip Dievui nelabai reikalinga mūsų pagalba. Dievas nori, kad mes jį mylėtume. Visa širdimi, siela ir kūnu. Teisingai? Kaip pavyzdį norėčiau, palaukit, pasakysiu, Mato 21 skyrius bus. Evangelija pagal Matą, kur tas kodas? 21 skyrius, ja. Tokį palyginimą Jėzus. Tai bus, šiaip tas palyginimas 28-31 eilutė, bet aš biškut papasakoju, kas prieš tai buvo. Priėjo fariziejai. Sako, tu ką negirdi? Tave aukština. Paskaitom tada nuo 23 eilutės. Kai Jėzus atėjo į šventyklą, jį pradėjo mokyti, prisiartino prie jo aukštieji kunigai ir tautos seniūnų, kurie klausia, kokią galią tai darai, kas tau davė šitą galią. Jėzus atsakė, ir aš noriu paklausti jūs vieno dalyko. Jei man atsakysite, aš pasakysiu, kieno įgaliojimo tai darau. Iš kur buvo Jono krikštas? Iš dangaus ar iš žmonių? Jie samprotavo. Jei pasakysime iš dangaus, jis mums prikiš, kodėl jo netikėjote. O jei pasakysime iš žmonių, reikės bijoti minios, nes visi laiko Joną pranašu. Todėl jie atsakė Jėzui, mes nežinome. Tad ir jis atsakė, tai ne aš nesakysiu, kokią galią tai darau. 21 skyrius. Mato. Vieną skyrių neišgirdo, kitą evangeliją. Čia ginčas dėl Jėzaus įgaliojimų vyko. Aukštieji kunigai norėjo sužinoti, ar tiksi Dievo sūnus ar ne. Šiaip tai jį apkaltino dėl to, kad jis save Dievo sūnum pavadino. Ir nukryžiavo už tai. Ir toliau
skaitom. Kaip jūs matote, vienas žmogus turėjo 2 sūnus. Kartą jis kreipėsi į pirmąjį, sakydamas, vaikė, eik ir padirbėk šiandien vynuogyne. Šis atsakė, nenoriu, bet vėliau apsigalvojęs ir nuėjo dirbti. Paskui tėvas kreipėsi į antrąjį sūnų. Tais pačiais žodžiais, šis jam atsakė, einu viešpatį, bet nenuėjo. Katras iš jų įvykdė tėvo valią. Jie atsakė pirmas. Tuomet Jėzus tarė jiems. Iš tiesų sakau jums, muitininkai iš tvirkelės greičiau už jūs pateks į Dievo karalystę. Juk Jonas atėjo pas jūs teisumo keliu, bet jūs netikėjote jo, o muitininkai ir tvirkeliai tikėjo. Bet jūs, nors tai matėte, nei vėliau neapsigalvojote ir netikėjote jo. Tas palyginimas parodo, kad žmogaus žodžiai gali skirtis nuo jo veiksmų. Mes galim matyti labai dvasingai kalbantį žmogų, bet už jo nebus Dievo. Ir matyti paprastą žmogų, kuris kaip pila paslėptas šienė. Ar visai nepatinkantis daugumą žmonių. Bet jis vykdo Dievo valią. Paprasčiausiai. Tai, kad pas lietuvius yra gera patarlė. Ei vaidenasi, tai žegnokis. Jeigu atrodo, tai žegnokis. Aišku, nuo žegnojimus nieko gero neįvyks, bet tavo nuomonė ne visą laiką sueis su Dievo nuomonė. Tai, kad tu matai, net gyvendamas 24 valandas per parą su to pačiu žmogum, jeigu tai paimt, mes su žmona gyvenam 30 metų. Iš tų 30 metų mes su ja būnam labai mažai. Darbas, miegas ir taip toliau. Labai mažai laiko praleidžiam kartu. Ir pasakyti, kad aš ją labai gerai pažįstu, tai kaip tu gali pasakyti apie bent kokį kitą? Nors su Robertu mes pažįstame jau apie 10 metų, aš jį labai mažai pažįstu. Su Elvyra, su Ryčiu 15 metų mes bažnyčia susitinkam, bet irgi mažai pažįstam viens kitą. Tai kaip jūs galite suprasti, ko aš norėjau savo veiksmų? Aš galiu pasakyti, kaip jūs galite suprasti. Nepasakok man pasako, viešpats apreiškė jai. Kiekvienas žmogus apie kitą sprendžia pagal savo sugėdimo laipsnį. Arba palei savo apreiškimo laipsnį Dievo. Ant kiek Dievas jam apsireiškia, ant tiek jisai sprendžia apie žmonės. Bet jeigu Dievas jam apsireiškia, vis dėlto jo nuosprendis bus į gailestingumo pusę. Jeigu pagal savo sugėdimo laipsnį, tai tada nėra gerų žmonių. Norit tikėkit, norit ne, bet taip yra.
Tai paprasčiausiai neskubėkit teis kito žmogaus. Vakare Dievas jam atleis, a jūs jau sėdėsit kalėjime. Neskubėkit teis žmogaus. Mes negalim žinoti, kom jis vadovaujasi savo gyvenime. Mes visi labai skirtingai matom Dievo žodį. Nors atrodo parašyta lietuviškai. Mes ne tiek gerai žinom hebrajų, graikų kalbą, kad skaityti originalę. Čia tik tu, Valera, gali. Bet neskubėkit teis žmogaus. Ką Kalno pamokslo viena iš didžiausių dalių Kalno pamokslo buvo apie tai, kad neteiskit žmonių. O dar jeigu jūs nuteisdami užpykot ant jo ir neatleidot jam, tai visai blogai. Tai jūs negalite toj srity gauti Dievo atleidimo. Pagalvokite apie tai. Tai todėl mums reikia šventosios dvasios apreiškimo Dievo žodžio. Šiaip Dievo žodžiu galima pagrysti viską. Katalikai ėjo išvaduoti viešpatės karsto, kam jis reikalingas buvo ir kaip jie tą uolą atvilktų į Europą, nesuprantu. Jėzus buvogi palaidotas saloj. Bet tamsa uždengus buvo žmonių protas. Ir jie ėjo žudyti. Nežinojimas Dievo žodžio. Religiniai veikėjai specialiai nenorėjo, kad žmonės pažintų Dievo žodį. Todėl jie padarė taip, kad nebūtų priėjimų prie švento rašto. Šventas raštas buvo lotynų kalboje, net sakomas bažnyčioje lotynų kalboje. Įsivaizduokit, jums dabar kalbėčiau lotynų kalbą. Įdomu. Man panašiai taip angliškai. Kalba kažką tai. Kartais net labai įdomiai ir gražiai kalba. Nieko nesupranta. Niekas nekaltas, aš ką kaltinu. Šiandien man vienas pastorius atsiuntė tokį video, ten parašyta tinginystė, tas progreso stumykė. O aš bandau progresuoti anglų kalboje, niekaip, dar nedavarė. Tai viena iš tų dalykų, kurį mes turėtume suprasti, tai, kad mums reikia žinoti Dievo žodį. Jeigu mes nežinom, kaip elgtis, reikia elgtis pagal Dievo žodį. Viskas. Taip. Jeigu nežinai, ką tau daryti ar kitoj situacijoje. Ne, aš jau kalbu iš tos pozicijos, kad tu žinai Dievo žodį.
Jeigu tu nežinai, tai koks skirtumas? Tu tada nežinosi, kaip tavo elgtis. Todėl mums reikia ieškoti Dievo, jo žodį. Aha. Aš žiūriu į tą laikrodį, ten pasirodo, jis nelabai veikia. Tai va, brangiai, šiandien mes turim dar vieną dalį. Mes turim viešpaties prisiminimo momentą. Kaip čia geriau pasakyti lietuviškai? Šiaip tai mes nevakarieniaujamgi. Bet tą tradiciją viešpas perdavė per paskutinį vakarienę. Jis sakė, prisiminkite apie mane. Net paskutinį, ką viešpas pasakė savo mokiniams, prisiminkite apie mane. Visose momentuose prisiminkite apie mane. Prisiminkite, kad aš priliejau kraują už jūsų nuodėmes. Mano kūnas buvo laužomas, kad jūs būtumėt sveiki. Prisiminkite apie tai. Prisiminkite apie tai, kad visą tai aš darau dėl to, kad aš myliu jūs. Ne dėl to, kad man reikalingi vergai. Jis pirmą kartą mokinius pavadino draugais per vakarienę. Sako, jūs esate mano draugai. Prisiminkite tai, kad mes įsūnyti per Jėzaus Kristaus kraują. Mes esame Dievo vaikai. Ir mes kaip vaikai galim visą laiką ateiti pas tėvą. Labai gražus video buvo, mačiau, stovi toks pravoslavų kunigas, stovi, veda maldą. Ir prieina mergaitė prie jo. Ir ten apačioje parašyta, kad tėvo pareigos niekada nenustoja. Kažkaip tai dabar neprisimenu, kas ten prisimenu, nesvarbu. Kad tai mergaitė jis ne dvasininkas, tai mergaitė jis tėvas. Jeigu mes išmoksim pas savo dangišką tėvą taip ateiti, tai mes neturėsim problemų. Nes mes mokėsim atiduoti savo problemas savo dangiškam tėvui. Todėl Jėzus sako, prisiminkite. Niekas nenori padalinti.
Gerdami tą taurę, prisiminkime, kad Jėzus praliejo savo kraują už mūsų nuodėmes. Ir jo kūnas buvo laužomas. Ir kad ant kryžiaus buvo panaikintas visas prakeikimas mūsų gyvenime. Mūsų gyvenime nėra prakeikimo jo. Jėzus Kristus sugriovė savo auką. Prisimenam jį. Ačiū tau, Dieve, už tavo auką, už tai, kad tu atėjai į šią žemę, sugriovei prakeikimą mūsų gyvenime. Dėkojame tau, dėkojame Viešpatie. Dėkojame Jėzaus Kristaus vardu. Dėkojame, Dieve. Tu nuostabus. Amin. Tai